Labas rytas, šiandien veiklojom tokiam camping site su vaizdu. Krioklį. Ir jau man atrodo visai, aš bent jau geriau mėgojau, nesakiau, taip gerai išsimėgojau, Evelin sakė, narkė. Nu va, pasidarysim vėl arbatos, kavos ir trauksim kelionę, nes Evelina tokia excited sėdi visą, jei, kamperį gyvenam. Ką fainė. Nelabai matės, bet va ten ledins, ten ne upė. Visiem per tokį siauro veinos jaustas tokį. Ir čia nėra šviesa flora, tai reikia tiesiog, nežinau, mintim. Kuris drąsesnis mintim susitarti, kas katram žalės. So that kompliksėjo, but there was no way back already. Biškai keistai, kai smėlis juodas. Einam prie jūros. Ir jau girdim jūrą. Ir jau biškai matom. Ir Evelina man tampo ranką, nes šneku aukštaitiškai. Labas, jūra. Kokios bangos. Nu, jeigu Richo ir Žuko būtų, čia gal ir išsimaudytų. Gilyn, tai Evelina biškai trep, bet norėjau ateiti į kitų. Čia vadinasi Česlo, tipo bažnyčios grindys, bet iš tikrųjų čia nieko bažnyčių nebuvo. Bet susiloginai akmenys tokie, tokios kaip grindys. Kai smagia. Aišku, tai taip lyn. Evelina tai klaus, o tai gal kokį indoor activity šiandien darom. Tai net nesakysiu, kada buvo važiuosim prie Krioklaus. Važiuojam, aš tau nematau, aš prie Krioklaus, niekur čia prie Krioklaus nėra. Ta pravažiavom, ten toliau nuvažiuojam, Evelin sako, ai Sirijas. Ar Sirijas? Nemačiau šito krioklio. Ir čia krioklį pavadinimas yra Sistrafos. Tai čia kaip ir sėsis krioklis, ne? Pikta jūra. Čia praėjom kelias ženklus, kur rašo, kad nebūkite jūrai, nelakstykit iki vandens. Taip, kai nežina, kur važiuoti, važiuoji ir jeigu pamatą, kad daug turistų, tai vadinasi, kad atvažiavai. Ir iš tikrųjų, taip, labai daug autobusų. Ir visi važiuoja į šitas uolas. Mes irgi važiuoti į šitas uolas. Einam iščiau biškį. Black Sand Beach. Ola. Lyg atrodo iškalta.
aš jau krioklį girdžiu, bet dar nematau. Radom dar vieną krioklį. Toks jausmas, kad įlindom į debesį. Dar keli šimtą metrų ir taip žinoma atrasti daug krioklį. Linas sakė, kad čia tas kils virpais. Čia parodė, ką mes čia. Hehehehe